norint sukurti naują kategoriją, mums reikėtų užeiti ant produktai, spausti kategorijos. Na ir štai čia atidaro mūsų visas jau turimas kategorijas bei langelius sukurti naujai kategorijai. Tai pradedame pildyti nuo kategorijos pavadinimo, kuris bus atvaizduojamas jūsų internetinėje parduotuvėje. Tai aš pradėsiu nuo kostiumai. Nuorodą galime palikti tuščią langelį, ją sugeneruos automatiškai palei pavadinimą. Toliau, tėvinės kategorijos mums rinktis kaip ir nereikia šiuo atveju, nes tai bus mūsų pagrindinė kategorija, pirminė. Ir jeigu pas jūs yra atvaizduojamas šablonė temoje, kitaip tariant, kategorijos aprašymas, tai mums reikėtų apsirašyti šią kategoriją. Tai pavyzdžiui, kostiumai vyrams ir taip toliau. Toliau spaudžiame įkelti pridėti paveikslėlį, jeigu norime, ir pasirenkame miniatiūrą. Ši vieta irgi taip pat galioja tik tais atvejais, jeigu pas jūs internetinėje parduotuvėje kažkur atvaizduoja kategorijos pavadinimą ar ikoną. Kitu atveju, jeigu neatsivaizduoja niekur jinai klientui, tai kelti net nereikia. Užsipildę visus langelius, galime spausti pridėti naują kategoriją. Na ir matome, kad kategorija atsirado. Toliau, norint šiai kategorijai pridėti dar kelias kategorijas, vidinės subkategorijas. Tai vėl rašome pavadinimą. Pasirinkame tėvinę kategoriją kostiumai. Ši vieta būtina, kitaip kategorija neprisiskirs nei vienai kategorijai ir bus kaip tėvinė. Tai o dabar bus kaip dukterinė. Taigi vėl galime pasirašyti kažkokį tai aprašymą, jeigu reikia nuotrauką, miniatiūrą įsikelti ir spaudžiame pridėti naują kategoriją. Na ir štai matome, mūsų kategorija susikūrė. Priekyje brūkšnelis nusako, kad yra dukterinė kategorija tėviniai kategorijai. Tai šiuo atveju pirmoji kategorija yra kostiumai, kuri apima visas savo dukterinės kategorijas. Toliau dar galime susikurti švarkai, ir taip pat tėvinę kategoriją pasirinkame kostiumai. Vėlgi aprašymas, miniatiūrą, jeigu reikia, spaudžiame pridėti. Daleiskim, noriu pridėti dar subkategorijai, dar vieną jai subkategoriją, tai šiuo atveju būtų švarkai ir sagos. Tai rašome sagos ir tėvinę kategoriją, kur yra, pasirenkame švarkai. Spaudžiame pridėti naują kategoriją ir matome, kad jau pas mus yra susidariusi visa kategorijos hierarchija, tai pirminė kostiumai, antrinė švarkai, tretinė sagos. Tai tiek, norint redaguoti tas pačias kategorijas, pavyzdžiui, pakeisti jų pavadinimą, aprašymą, mes galime paspausti greitas redagavimas, per jį pakeisime tik pavadinimą ir nuorodą. Aš šiuo atveju pervadinsiu kostiumai vyrams, taip pat reikėtų ir pakoreguoti nuorodą, jeigu keičiasi visa kategorijos esmė. Nuorodoje kaip ir tarpelių negali būti, bet jeigu parašysite su tarpeliu, WordPress'as automatiškai aptiks tarpelį ir pakeis jį į brūkšnelį. Taigi galime matyti, kad atsinaujina mūsų nuoroda, pavadinimas. Jeigu norime redaguoti aprašymą, mums reikėtų spausti nebe greitasis redagavimas, o redaguoti. Na ir štai čia matome visą kategorijos aprašymą. Galime perkelti tėvinę kategoriją kažkuriai ir ją padaryti kaip dukterinę. Visą tai atlikę, mums tai reikia paspausti atnaujinti. Grįžtame atgal į kategorijas.
Toliau yra mygtukas padaryti numatytojų. Tai reiškia, kad jūsų įkelti produktai, kurie nebus priskirti jokiai kategorijai, kai kelsit produktą, nepriskirsit jokios kategorijos, tai automatiškai priskirs tai kategorijai. Tai šiuo atveju galime daryti aksesuarai kaip pagrindinė kategorija ir kai kelsit naują produktą, nepriskirsit kategorijos, ta prekė prisiskirs aksesuarų kategorijai. Tai viskas, ką mums reikia padaryti, tiesiog paspausti mygtuką padaryti numatytojų. Na ir viskas, ir matome, kad ši kategorija yra numatytojų kategorija. Tai tiek.